Kada čia buvom? Tuoj palauk pažiūrėsiu. Prieš 6 mėnesius. Įdomiai. Bet viskas išliko ir nesugriuvo. Tas labai gerai. Eikim pažiūrėti. Einam. Pažiūrėk, ar kažkas pragriuvo. Kaip visada šita siena. Bet laikosi, klausyk, susispaudė. Gerai. Matai, nuo svorio, kadangi čia neparėmėma, ne kaip visur, dėl to svoris taupse nulenkia į žemyn ir dabar mūsų slogelis truputį va taip žemyn eina. Tai kitą kartą, kai ateisim, tai čia bus turbūt pavasarį. Paimsim ir atremsim ir truputį pakelsim, nes kuo ilgiau, tuo jis žemyn kris ir sulūžpa. LAO gamtinės išvykos. L. Aš. Liutauras. Aš A. Augustas. O. Organizuojame Gamtinės išvykos. čionais. Tai tiek. Mūsų pavadinimas LAO gamtinės išvykos. Kviečiame judėti į miškus, į gamtinės išvykas Daryti tai saugiai ir atsakingai. ir pabėgti nuo kasdienybės. Būti gamtoj. Kuo anksčiau žmogus supras, kad jisai gali būti kartu su gamta, o ne prieš, to bus geriau. Nes kiek tūkstančių metų žmonija išgyveno, Naudodamasi gamtos ištekliais. Ir sąveikaudama kartu su gamta, o ne prieš gamtą. todėl mūsų tikslas – įrodyti, kad su gamta galima gyventi, nors ir patys gyvename mieste. Nes kad būtų pusiausvyrą truputį gamtos, truputį miesto. Vis tiek negali išeiti į mišką ir visiškai pamiršti miestą ir civilizaciją. Toks ir yra mūsų tikslas. Tokie mūsų vaizdų įrašai. Jeigu jums patinka išeiti į gamtą, žiūrėti, kaip kiti stato, kuria kažką gamtoji ir sąveikauja su gamta, galite užeiti į mūsų YouTube kanalą ir pamatysi daug tokių vaizdų įrašų. Dėkui, kad žiūrit. Čia su jumis buvo LAO gamtinės išvykos. Ir iki susitikimo.